Iš ties svarbu paminėti, kad Agnė turėjo 10 dienų tokį pakankamai stiprų išbandymą. Tai yra, jį laikėsi natūralios mažo kaloringumo dietos ir, jis sekėsi iš tikrųjų puikiai. Palyginus su pirmąja dalyvė, tai noriu galbūt ir pagirti, o galbūt ir šiaip dėl bendro įdomumo pasakyti, kad Agnės svorio pokytis žemėjančia tvarka buvo tikrai didesnis negu prieš tai buvusios dalyvės. Agnė iš tikrųjų, mano galva, labai pasikeitė, turiu galvoje jos formos, bet ne tik pasikeitė, žinok, jos požiūris, man atrodo, nes jinai labiau savim pasitikė, daugiau šypsosi, labiau nori veidrodį žiūrėti, bent man toks įspūdis, čia pabendravus dabar ir praeitą kartą. Ir neliko to tokio kalba apie, tarkim, savo kūną arba savo rūbus ir toks žvilgsnis žemyn. Jinai žiūri veidrodį, nori matyti, kaip jinai atrodo, tai čia yra nebloga motyvacija. Matai, dėl ko dabar pasijutau žymiai kažkaip lengvesnė, įgijau pasitikėjimo savimi ir kažkaip viskas atrodo, viskas pasiekiama, nes jau buvo tokia riba, galvoju, nieko nereikia imtis, nes jau geriau nebus. Maždaug, bet pasirodo, gali būti geriau, tiesiog reikia imti ir pradėti tą daryti. Iš ties neretai tenka girdėti klausimus, kad mažo kaloringumo dieta arba, pavyzdžiui, maisto pakaitalai, kurie duoda tik 500-600 kalorijų per dieną, iš ties yra kančia. Tai remintis mokslinėmis studijomis, kurių šiai dienai yra maždaug 25, pacientai bei tyrimėjai, kurie laikėsi mažo kaloringumo dietos, tikrai nebuvo susidūrę su kažkokiu diskomfortu ir to labiau, žiūrint jo kraujo mėginius bei jų sveikatos rezultatus apskritai, jokių blogų dalykų nebuvo pastebėta. Aš iš tikrųjų, jeigu taip jau atvirai pasakius, iš pradžių nelabai tikėjau, kad galima taip, iš tikrųjų, kad atsiras tas alkis, arba nebus jau toks, veiksmingas, vis tiek ten jau tas maistas, bet labai nustebau, nes tikrai nebuvo jokio mieguistumo, jokio nuovargio, jokio ten, sakykime, alkio jausmo, jau tokio, kad nesisotu, sakykime, jau ten ir ten sienom laipioji, kad jau ten trūksta to maisto. Ir labai gera savijauta tokia, iš tikrųjų tik teigiamai. Man jeigu atvirai, netgi vien nutrilesas labiau patiko negu plus maistas. Tik tai kartais yra tokių protrukių, sakykime, kad kažko tai norisi. Agnės kelias sportuoti buvo labai sunkus. Ji po įsibėgėjus projektui po 10 dienų tiesiog nustojo sportuoti. Ir iš tikrųjų pačioje projekto pradžioje aš turėjau tokį įsivaizdavimą, kad Agnė vis dėlto neištvers. Ir galbūt jai reikėjo pasportuoti tik dar 2 dienas plus ir būtent kada jai buvo jau tas sunkus laikotarpis, ji pasidavė. Manau, kad aš esu ta dauguma, bent jau kitos moterys yra tiksliau tokia dauguma kaip aš, kurias užima, jeigu iš 100%, kurias nori sulieknėti, bet kuriom trūksta kažko tai vienom valios, kitam laiko, trečiom negali atsisakyti maisto, tai aš einu į tą 80%. Norėčiau dar daugiau numesti, nesustoti, aš tikiuosi, kad netikiuosi ir žinau, kad viskas bus gerai. Tai ir tikrai nesustoti.